Skydonas nekantraudamas ruošėsi išbandyti dar vieną ką tik baigtą konstruoti mechanizmą. Prieš bandymą visiems liepia atsitraukti per saugų atstumą ir tada nuleidžia mechanizmą įjungiančią svirtį. Paleidus mechanizmą, sraigtas pradeda greitai suktis. Panašu, kad viskas gerai. Įdėmiai stebintis mechanizmo veikimą, pasako Skydonas. Sraigtas sukasi stabiliai, variklio darbas pastovus, energijos įsisavinimas patenkinamas. Tada jis padidina mechanizmo veikimo greitį ir sraigtas sukasi dar greičiau. Mechanizmui vis dar išliekant stabiliam, jis dar labiau sustiprina apsukų greitį. Galiausiai sraigtas sukasi taip greitai, kad net nesimato į vieną visumą susiliejusių jo menčių. Tačiau vis dar nepakankamai greitai, kad jis pakiltų. Tada dar labiau padidina mechanizmo darbo greitį. Galiausiai sraigto sukimasis pasiekia reikiamą greitį ir kai rodėsi, kad jis tuoj atsiplėšęs nuo žemės pakils, sraigtą varęs mechanizmas pradeda triukšmingai poškėti ir pavojingai kibirkščiuoti, o tada jo sukimosi greitis pradeda lėtėti ir galiausiai visiškai sustoja. Skydonas susimąstęs žiūri į nepavykusį mechanizmą ir nesupranta, ką padarė ne taip. Tada prie jo priėjęs vienas darbininkas paklausė, ar mes tikrai kada nors sugebėsime pakilti į orą. Žinoma, kad pakilsime, užtikrintai atsako Skydonas. Tiesą sakant, aš jau šiandieną galėčiau mus pakelti į dangų, bet pasaulyje vis dar egzistuoja raganos ir jos gali sutrukdyti mano planams. Todėl aš geriau palauksiu, kol jos įsižudys tarpusavyje ir tada niekieno netrukdomas galėsiu užkariauti padangės. Tuo metu keliu per mišką greitai lekia 2 žirgų traukiama karieta. Važnyčiotojo pastoviai botagu raginami žirgai lekia taip greitai, kad rodos tuoj subirės karietos ratai. Bet lėtinti lėkimo greičio jis nė neketina. Išliekusi iš miško karieta, nė trupučio nelėtindama, toliau nulėkė keliu link miesto. Galiausiai pasiekusi miesto centrą, karieta sustoja. Iš jos išlipęs Darijus, sušnabždėjęs burtažodžio atšaukimą, važnyčiotojui pasako, man tavo paslaugų nebereikia, gali važiuoti savo reikalais. Važnyčiotojas, atsipeikėjęs iš už paklusti privertusios magijos, nesuprasdamas kaip čia atsidūrė, iš nuostabos išpūstomis akimis žvalgėsi aplinkui. Tikriausiai buvau per daug išgėręs, pamąsto jis ir paraginęs žirgus nuvažiuoja namo. Tuo metu Darijus, beeidamas pro pyragėliais prekiaujantį gatvės prekeivį, prisimena, kad jau senokai nieko nevalgė. Tik Darijus priėjo prie prekystalio, prekeivis jį nepatikliai nužvelgė, lyg nujausdamas, kad šis alkanas ir kelionės išvargintas žmogus neturi pinigų. Tada Darijus sušnabžda neseniai išmoktą burtažodį ir paprašo, kad prekeivis jį pavaišintų. Prieš akimirką buvęs priešiškai nusiteikęs, magijos paveiktas prekeivis iš karto pasikeičia ir Darijui leidžia imti viską, ko jis nori. Darijus nenorėjo labai stipriai nuskriausti pyragėlių prekeivio, bet jis buvo labai alkanas ir net nepajuto, kai prisigrobė pilną glėbį gardėsių. O Darijui nueinant, prekeivis jam šūktelėjęs, palinkėjo geros dienos ir maloniai pakvietė apsilankyti dar kartą. Pasistiprinęs, Darijus nueina į uostą, kur vaikščiodamas krantine pradeda apžiūrinėti prisišvartavusius laivus. Jis ieškojo laivo, kuris turėtų plaukti į piramidžių kraštą. Radęs laivą su egiptietiška simbolika, jis supranta, kad šitas laivas yra kaip tik tai, ko jam reikia, norint toliau tęsti kelionę. Nuėjęs prie uosto sandėlių, Darijus pamato egiptiečių laivo savininką. Jis kaip tik prižiūrėjo, kaip darbininkai pernešinėjo jo įsigytas prekes. Viskas labai paprasta, pamąsto Darijus. Tereikia tik sušnabždėjus paklusnumo burtažodį jam įsakyti
ir jis jį nuplukdys ten, kur reikia. Darijus prieina prie užjūrio pirklio ir sušnabždėjęs burtažodį paprašo, kad šis jam leistų keliauti kartu. Deja, pirklys kalbėjo kita kalba ir jo nesupratęs, kažką suburbėjęs savąja kalba, nusisuka atgal į darbininkus ir toliau prižiūri krovinių pergabenimą. Kokia prasmė iš paklusnumo burtažodžio, jei tas, kuris turėtų paklusti, tavęs visiškai nesupranta ir negali įvykdyti tai, ko prašomas, suirzęs pamąsto Darijus. Tada pagalvoja, kad jis pats galėtų išmokti jo kalbą ir dar kartą jo paprašyti. Jam nereikėtų mokintis visko, jam tereikėtų išmokti tik keletą žodžių, tik tiek, kad jis suprastų ir įvykdytų, ko prašomas. Tačiau jo kalba buvo per daug sudėtinga ir tie keli žodžiai, kuriuos reikėjo išmokti, Darijui sunkiai davėsi, o delsti nebuvo kada. Laivas jau buvo pusiau pakrautas ir iki jo išplaukimo jau buvo likę visai nebeilgai. Bėda tame, kad kitas į tuos kraštus plaukiantis laivas galėjo būti labai negreitai ir Darijus būtinai turėjo patekti į šį laivą. Tada jis burtų knygoje pradeda ieškoti kokio nors kito padėti galinčio užkeikimo. Galiausiai jam pasiseka rasti reikiamą burtažodį. Tik ištaręs daugiakalbystės burtažodį, Darijus pradeda suprasti, ką kalba egiptiečių laivo įgula. Tada priėjęs prie laivo savininko ištaria paklusnumo užkeikimą ir egiptiečių kalba paprašo, kad jam leistų keliauti kartu. Baigus krautis, buvo pakelta laivo burė ir jie išplaukė. Jūroje, jiems plaukiant pro kitą laivą, kuris tuo metu išmetęs tinklus žvejojo, Darijus pamato, kaip į žvejų laivo tinklus papuola neįprastas laimikis. Jis pamato, kaip žvejai sugavo undinę. Jūrininkai labai apsidžiaugė, nes gerai žinojo, kad bet kuris karalius už galimybę į savo rūmų sodo baseiną pasitupdyti undinę sumokės kalną aukso. Darijus galėtų įsikišti, jis galėtų pasinaudoti savo menkomis magijos žiniomis ir jiems įsakyti ją paleisti, bet jam terūpėjo tik tai, kaip išgelbėti Kasandrą. Undinė gailiai verkdama pradeda šauktis pagalbos. Kažkas nenori gyventi prabangoje tarp karališkųjų gulbių. Iš jos juokdamiesi pašaipiai kalbėjo jūreiviai, o tada undinės šauksmą išgirdusi pasirodo jūrų ragana. Greičiau perpjaukite tinklus ir ją paleiskite, surinka persigandęs kapitonas. Jūreiviai greitai griebia peilius ir pradeda pjauti tinklą, tačiau virvės buvo per daug storos ir taip lengvai nesidavė. Tačiau tai vis tiek jau nebūtų padėję. Jūrų raganos įtūžio jau niekas nebūtų numalšinę ir ji akimirksniu sunaikina jų laivą. Žvejų laimiai netoliese buvo egiptiečių laivas, kuris juos visus išgelbėjo. Sėdėdamas egiptiečių laive, Darijus matė, kaip ant ryklio nugaros sėdinti, savimi patenkinta jūrų ragana stebėjo skęstantį laivą. Jis taip pat matė, kaip stovinti ant kažkokios platformos atskrido juodoji ragana ir metė jai iššūkį. Jis matė, kaip jūrų ragana, gerai žinodama, kad tikrai nenugalės, drąsiai puola daug kartų galingesnį priešą. Jis matė, kaip ji, raita ant savo dresiruoto ryklio, iššokusi virš vandens, visų greičių lekia į ją. Ir jis matė, kaip juodajai raganai mostelėjus ranka, ji kartu su savoju rykliu virsta pelenais. Tuo metu vienoje iš jūrų dugne buvusios karalienių bibliotekos raganos rausėsi uždraustos magijos archyvo spintose, trokšdamos bet kokią kainą išgyventi. Jos sklaido visas knygas iš eilės, ieškodamos bet kokio išsigelbėti padėsiančio būdo. Tada viena iš jų, radusi kažką naudingo, džiaugsmingai surinka: "Radau!"
Pažvelkite į tai. Kitos raganos, pažvelgusios į tai, ką ji rado, truputėlį pamąsčiusios pasako, gal tai ir padėtų. Perplaukęs jūrą, Darijus pasiekė piramidžių kraštą ir dar net nespėjęs pasiekti krantą, jis jau pamato didžiulę piramidę. Aišku, tai ne ta piramidė, kurios jam reikia, bet kur yra viena piramidė, bus ir kitos. Ir jis pasiryžęs aplankyti jas visas. Aukšto kalno viršūnėje, raganų apeigoms naudojamoje šventojoje aikštėje, pradeda rinktis paskutiniosios pasaulio raganos ir raganiai. Tada Arauta išeina į aikštės vidurį ir pradeda kalbėti. Jos nenugalėsime, su ja nesusitarsime, nuo jos nepasislėpsime. Tačiau norint išgyventi, yra viena galimybė. Mes galime iškeliauti taip toli, kad net juodosios raganos magiškoji uoslė mūsų neaptiktų. Uždraustosios magijos archyvuose aptikome įrašą apie tai, kad yra kitas pasaulis. Pasaulis, kuris egzistuoja kitoje erdvėje. Gal jums net teko apie tą vietą girdėti. Vieni jį vadina Šangrila, kiti vadina sapnų pasauliu, dar kiti svajonių šalimi. Yra tekę girdėti pasakojimų apie meditacijos meistrus, kuriems po ilgalaikio pasinerimo į meditaciją kartais pasisekdavo trumpam palikus kūną apsilankyti tame pasaulyje. Taip pat yra žmonių, kurie įtikinėjo, kad stipraus susitrenkimo metu, kai jie buvo ilgam praradę sąmonę, taip pat buvo apsilankę tame pasaulyje. Uždraustosios magijos archyve mes sužinojome, kaip galėtume tenais patekti. Mes sužinojome, kaip sukurti portalą, vedantį į tą pasaulį. Deja, tai kelionė į vieną pusę. Portalui užsivėrus, visi jį perėję, amžiams liktų tame pasaulyje, bet tai vis tiek geriau nei neišvengiama mirtis. Visoms raganoms ir raganiams labai patiko Arautos pasiūlymas ir jie visi vieningai nusprendė tenais keliauti. Tada pasitelkę savasias galias, raganos sukuria portalą į sapnuotųjų žemę ir jos pradeda eiti į tą portalą, kuris jas akimirksniu perkeldavo į kitą pasaulį. Ir kai paskutinieji iš jų, sueidami į portalą, visiems laikams paliko šį pasaulį, portalas užsiverdamas užgęsta. tą pačią akimirką Nira sutrikusi pasako, aš jų nebejaučiu nė vienos iš jų. Tu įsitikinusi? Paklausė išsivaizduojamoji sesuo. Taip, jų nebėra, pasikartoja Nira. Aš nebejaučiu nė vienos iš raganų. Ką tik dar jas jaučiau, o dabar jau nebejaučiu. Keista, kur jos galėjo dingti. Jei tu jų nebejauti, tai vadinasi, jų nebėra. Ir tai reiškia, kad tau niekada niekas nebegalės pakenkti, pasako Lelija. Darijus keliavo iš miesto į miestą ir visiems sutiktiesiems, rodydamas stebuklingajame lange matytos piramidės paveikslėlį, klausė, ar kas matė tokią piramidę. Tačiau visi kaip vienas kartojo, kad niekada nėra matę nieko panašaus. Po alinančią dykumos saulę jis keliavo nuo vienos piramidės iki kitos, kad savo akimis įsitikintų, kad tai tikrai ne ta piramidė, kurios jis ieško. Sušnabždėto burtažodžio dėka jis įsiprašęs į upę plaukiančius laivus, pražvalgė visų upių krantuose stovėjusias piramides, tačiau tarp tų visų piramidžių tos piramidės nebuvo. Kad ir kiek jis bekeliavo, kad ir kiek upių bepraplaukė, kad ir kiek miestų beaplankė, apie tą ypatingąją piramidę jis taip nieko ir nesužinojo. Tada Darijus pradėjo brautis gilyn į džiungles, tikėdamasis, kad bent ten gyvenantys laukiniai žmonės
galbūt bus girdėję apie jo ieškomą piramidę. Bet ir ten, kad ir kur jis benuklysdavo, kad kieno apie tai bepaklausdavo, niekas nebuvo matęs tokios piramidės. Jie tik žiūrėdami į jiems rodomą paveikslėlį gūžčiodavo pečiais. Kartą Darijui einant keliu ir besikartojant jau atmintinai išmoktus burtažodžius, jį pralenkė vergus vežantis vežimas. Pasirodo, tai buvo tik pirmas iš ilgos vilkstinės vergus vežančių vežimų. Šiame krašte Darijus matė daugybę vergų ir jo tai jau visai nebejaudino. Jam terūpėjo tik kuo greičiau susirasti savo mylimąją. Raganosiais traukiami vežimai su vergais vienas po kito jį lenkė, o kai paskutinysis vilkstinės vežimas važiavo pro jį, Darijus pamatė tai, ko jau labai seniai ieškojo. Jis pamatė, kad vieno iš narve buvusio vergo krūtinę puošė lygiai tokią pačią piramidę vaizduojantis paveikslas. Negalėdamas patikėti tuom, ką mato, Darijus pripuola prie jo ir atvertęs knygą sulygina piramidžių paveikslus. Be abejonės, tai tą pačią piramidę vaizduojantis paveikslas. Sakyk, kur matei šią piramidę? Susijaudinęs sušunka Darijus, o vergas, gudriai šypsodamasis, pasako: aš esu vergas ir privalau daryti viską, ką man liepia šeimininkas, o šeimininkas mums liepia tylėti. Bet jei tu mane išpirktum, tada tu būtum mano šeimininkas ir aš privalėčiau vykdyti tavo įsakymus. Supratęs, apie ką eina kalba, Darijus nuskuba prie vežimo priekyje sėdinčio vergų prekeivio. Tik Darijus nė neketino pirkti vergo, jis paprasčiausiai neturėjo pinigų. Darijus, panaudojęs miego užkeikimą, priverčia pirklį užmigti. Tada iš jo paėmęs raktą, atrakina narvą ir išlaisvina vergus. Išsilaisvinę vergai prie vežimo rato pririša vis dar miegantį pirklį, tada garsiais šauksmais ir kojų spyriais jį pažadina ir kai įsitikino, kad jis pabudo ir jau viską suvokė, vienas vergas botagu traukia raganosiui per nugarą, tai priversdamas jį eiti, o prie rato pririštas pirklys pradėjo suktis kartu su ratu. Tada kai kurie vergai, nusprendę išlaisvinti kitus vergus, nusivijo paskui nuvažiavusius vežimus, o vergas su piramidės ženklu prieina prie Darijaus ir pasako: turiu tau padėkoti. Aš jau nebesitikėjau, kad kada nors galėsiu nusimesti grandines. Tada nedrąsiai priduria: deja, turiu tave nuvilti. Aš niekada nemačiau šios piramidės ir tikrai nežinau, kur ji randasi. Aš tiesiog labai norėjau atgauti laisvę ir todėl leidau tau manyti, kad kažką žinau. Bet kaip šitas paveikslėlis atsirado ant tavo kūno? Sutrikęs paklausė Darijus. Kadaise aš labai sunkiai susirgau, pradėjo pasakoti vergas. Kelias dienas buvau tarp gyvybės ir mirties. Ir visą tą laiką, kol būdamas be sąmonės kovojau už gyvybę, mačiau tik vieną sapną. Aš mačiau savo seniai mirusią močiutę, kuri man visą laiką kartojo vieną ir tą patį dalyką. Ji, rodydama šitą paveikslėlį, be perstojimo kartojo: paženklink save šiuo simboliu ir vieną kartą, kai būsi didelėje bėdoje, tai tave išgelbės. Sapnas buvo labai ryškus, o jame skambėję žodžiai giliai įsirėžė man į pasąmonę. Ir kai aš patekau į vergiją, kai praradau paskutinę viltį, kai visi kiti su manimi buvę vergai šaukėsi dievų pagalbos, aš prisiminiau sapne girdėtus močiutės žodžius ir su mane kausčiusių pančių aštriuoju kampu sau krūtinėje išrėžiau šį ženklą. Dabar man pagaliau tapo aišku, kaip šis ženklas turėjo mane išgelbėti, pasako vergas. Gaila, kad atsidėkodamas negaliu papasakoti nieko naudingo, apgailestaudamas pasako vergas.
Beje, dar atsiminiau, kaip tame sapne močiutė ištarė reikšmės neturinčius žodžius. Nežinau, ar tai tau padės, bet ji dar sakė, pasakyk jam, kad eitų raganų plaukų keliu. Tačiau Darijui tai nepasirodė beprasmiška. Jis lygtais ir buvo kažką girdėjęs apie magišką užkeikimą, vadinamąjį raganų plaukų keliu. Tada jis, pervertęs burtų knygą, suranda vietą, kur buvo parašyta, kad raganų plaukų kelias veda į senojo pasaulio raganų kapines. Dar jis perskaito, kad raganų kapinių centre galima iškviesti viską žinančią žemės dvasią. Dabar jam viskas tampa aišku. Jam reikia keliauti į raganų kapines, kur žemės dvasios paklausęs pagaliau galės sužinoti, kur randasi toji piramidė. Jei jam ir gali kas padėti surasti Kasandrą, tai tik viską žemėje žinanti žemės dvasia. Tada Darijus knygoje perskaito, kad norint rasti raganų kapines, reikalinga žmogaus galva. Prisiminęs apie prie vežimo rato pririštąjį vergų prekeivį, truputėlį paėjėjęs keliu, randa jį nebegyvą. Nors vergų prekeivio kūnas buvo baisiai sužalotas, jo galva buvo pakankamai gerai išsilaikiusi ir puikiai tiko reikiamam užkeikimui. Nukirtęs prekeivio galvą ir išrašęs mirusios kalbos hieroglifais, pamauna ją ant kuolo. Tada ištaria burtažodį ir atsiradęs vėjas pradeda pūsti į ant kuolo pamautą galvą, o į kurią pusę plevėsavo vėjo pučiami plaukai, ten ir reikėjo eiti. Žinodamas, kad jos dar prisireiks, Darijus su savimi pasiima galvą ir iškeliauja nurodyta kryptimi. Jis ėjo ir ėjo, kartais sustodavo ir įsmeigęs kuolą su galva, pakartojęs burtažodį, pasitikslindavo kryptį ir eidavo toliau, o magiškos žinios padėjo jam atbaidyti plėšrūnus ir dykumoje rasti vandens. Po daugelio dienų vergų pirklio galvos dvokas buvo nepakenčiamas, bet ji vis dar gerai rodė kryptį ir jis, stengdamasis ją kuo toliau laikyti nuo savęs, vis nešdamasis su savimi, ėjo toliau. Darijui eilinį kartą į žemę įsmeigus kuolą ir ištarus burtažodį, pakilęs vėjas ir vėl galvos plaukais parodo, kur jam toliau reikia eiti. Sužinojęs tolimesnę kryptį, Darijus pabando ištraukti kuolą, bet lengvai į purų smėlį įsmeigtas kuolas nebepasidavė ištraukiamas. Darijus dar įsispyręs iš visų jėgų pabando ištraukti kuolą, tačiau jis laikėsi taip tvirtai, tarytum būtų įleidęs šaknis. Tada jis pabando nuo kuolo numauti galvą, bet ji taip pat nesidavė numaunama. Tada Darijus supranta, kad galvos pasiimti neleidžia magija. Supratęs, kad pasiekė raganų plaukų kelio pradžią, palikęs ant kuolo pamautą galvą, nuėjo plaukų nurodyta kryptimi. O po kelių dienų ėjimo nurodyta kryptimi, Darijus, norėdamas įsitikinti, ar eina teisingai, išbūręs tolimojo regėjimo magiją, pradeda žvalgyti horizontus, tikėdamasis pamatyti, ką nors padėsiančio susiorientuoti. Ir tada jis pamato tolumoje stovinčią statulą. Darijus supranta, kad toliau jam reikia eiti link jos. Priėjus arčiau buvo matyti, kad tai iš didžiulio akmens grubiai ištašyta žmogų vaizduojanti statula su virviniais plaukais. O kai Darijus priėjo dar arčiau, pakilęs vėjas statulos plaukais parodo į tolumoje stovinčią kitą tokią statulą. Kai jis priėjo prie kitos statulos, ji, pakilus vėjui, plaukais parodė dar į kitą tolumoje stovinčią akmeninę statulą. Ir taip jis, eidamas nuo vienos statulos link kitos, prieina kalnus, o netoliese stovėjusi statula plaukais aiškiai rodė, kad jam reikia eiti į ten. Toliau Darijus keliavo per kalnus, o ten buvusios statulos ir toliau jam rodė kelią. Eidamas pavojingų kalnų taku,
jis kilo vis aukščiau. Ir ties kiekvienu jo kelyje pasitaikiusiu kelio išsišakojimu būtinai buvo statula, kuri jam plaukais parodydavo teisingą kelio kryptį. Galiausiai jis prieina siaurus oloje ištašytus laiptus, kurie vedė į pačią viršūnę. Jais užlipęs, jis pasiekia plokščio kalno viršūnę ir pagaliau atranda senojo pasaulio raganų kapines. Raganų kapinėse, kaip ir iki jų atvedusiame raganų plaukų kelyje, taip pat buvo pilna statulų, kurios vėjyje plevėsuojančiais plaukais jam rodė tolimesnį kelią į patį kapinių centrą. Tiktais čia, raganų kapinėse buvusios statulos, nebuvo paprastos kelią rodančios statulos. Tai buvo kadaise palaidotų raganų kapų antkapiai. Ir jei raganų plaukų kelyje matytos statulos buvo grubiai ištašytos iš paprasto akmens ir su virviniais plaukais, tai raganų kapus žyminčios statulos buvo dailiai iškaltos iš marmuro ir granito su akis simbolizuojančiais įstatytais deimantais, o jų plaukai buvo iš šilkinių kaspinų ir iš brangių siūlų išpintų virvelių. Galų gale, beeidamas plaukų rodoma kryptimi, jis tolumoje pamato kažką didesnį už antkapį. O kai priėjo arčiau, Darijus suprato, kad pasiekė raganų kapinių centrą. Pačiame raganų kapinių centre buvo didžiulė pentagrama, o jos 5 kampuose buvo ant kuolų pamautos 5 kaukolės. Burtų knygoje buvo parašyta, kad norint iškviesti žemės dvasią, reikalinga kraujo auka. Darijus peiliu įsipjauna į delną ir ant kiekvienos kaukolės užlašina po kelis kraujo lašus, bet nieko neįvyksta. Tada Darijus dar giliau įsipjauna į delną ir dar kartą krauju apšlaksto kaukolės. Ir kai ant kaukolių buvo išlieta daugiau kraujo, visų jų akidobėse trumpam žybteli švieselės ir iš to jam tampa aišku, kad kraujo auka priimta. Tada pentagramos viduryje pasirodo kažkokia bekūnė, beveik permatoma būtybė. Tas į laukinių tautų dievybės medinę kaukę primenantis padaras pasako: nukeliavai ilgą kelią iki manęs. Turbūt klausimas, kurį ketini užduoti, tau labai svarbus. Darijus, žemės dvasiai parodydamas knygoje nupieštą paveikslėlį, pasako: aš noriu sužinoti, kur yra ši piramidė. Žemės dvasia kurį laiką sustingusi tylėjo, o tada pasako: aš matau viską, kas dedasi žemėje. Net mažiausia skruzdėlytė negalėtų nuo manęs pasislėpti, bet kur randasi tavo ieškoma piramidė, nematau. Turbūt ją slepia labai galingos magijos skraistė. Tada žemės dvasia pasako: man labai gėda, tu iki manęs atėjai ilgą kelią, kad gautum atsakymą, bet atsakymo negavai. Kad tavo kelias nebūtų veltui nueitas, aš tau galiu pasakyti tavo didžiausiojo priešo silpnybę. Tada aplink jį atsiranda hieroglifų ratas. Šitie simboliai tai juodosios raganos akmenų rato hieroglifai. Išdėstyk aplink ją akmenis su šitais rašmenimis ir ji taps silpna lyg kūdikis. Tada, kai ji bejėgė voliosis prie tavo kojų, galėsi pats jos paklausti, kur ji paslėpė tavo mylimąją. Tada Darijus knygoje aplink nupieštąjį piramidės paveikslėlį ta pačia eilės tvarka užsirašo tuos hieroglifus. Dabar, kai jis žino, kaip kovoti su juodąja ragana, laikas jam grįžti namo. Magijos dėka įsiprašęs į pirklių laivą, jis grįžta į gimtuosius kraštus, į kraštus, kur gyvena juodoji ragana. Dabar, kai jis žino, kaip su ja kovoti, jam belieka tik ją surasti. Gimtajame krašte, kur nėra tos prakeiktos alinančios saulės, kur aplinkui žalios pievos ir maloniai gaivinantis švelnus vėjelis, jis eina, kur veda akis
tikėdamasis anksčiau ar vėliau pamatyti ką nors, kas padėtų greičiau ją surasti. O tada jis pamato ant pakelės medžio šakos kabantį pakarto žmogaus kūną. Jį tai labai nustebina. Anksčiau jo kraštuose niekada taip nepagarbiai su kitais nesielgdavo. Vagys, žudikai, prievartautojai būdavo baudžiami atitinkamai griežtai, bet niekas nebūdavo taip paliekamas. O tada jis tolumoje pamato didžiulius paukščių pulkus ir kažką, kas juos ten labai traukė. Priėjęs arčiau, jis pamato krūvas nukirstų žmonių galvų. Iš aplinkui besimėčiusių ginklų ir skydų lūženų jis suprato, kad čia vyko didelis mūšis ir tikriausiai šios galvos priklausė pralaimėjusios armijos kariams. Jis nesupranta, kas per tą laiką, kol jo nebuvo, atsitiko jo kraštams. Kodėl anksčiau buvę draugiški ir geri žmonės dabar tapo tokie žiaurūs. Palikęs skerdynių lauką, jis keliavo toliau. Jis tikėjosi, kad kelyje sutikti žmonės jam papasakos, kas dedasi šiuose kraštuose. Deja, keliauninkų nebuvo. O tada jis išgirsta iš toli atsiritusi gausybės žingsnių ir kalbų sukeltą šurmulį. Taip pat pamato iš už kalvelės kyšančius ant pečių nešamus ginklus ir vėliavas ir supranta, kad atsidūrė be atžygiuojančios armijos kelyje. Jis nežinojo, ar tai priešiškai nusiteikusi armija. Taip pat nežinojo, ar liks gyvas, jei jie jį pamatys. Jis nebijojo mirti. Jis gerai žinojo, kad miręs persikūnys į kitą. Tačiau jis nenorėjo eilinį kartą mirdamas be reikalo dar kažką pražudyti. Todėl nusprendžia tuščiai nerizikuoti ir pasislėpti. Tačiau pažvelgęs į šoną pamato tik, kiek akis mato lygų lauką ir ne vienos vietos, kur galėtų pasislėpti. Pažvelgęs į kitą pusę, jis tepamato tik nelabai didelį laukuose gulėjusį akmenį. Darijui pasisekė laiku pasislėpti ir likti jų nepastebėtam. Iš pradžių jis juos paslapčiomis stebėjo, bet kareivių kolonai niekaip nesibaigiant, Darijui atsibodo laukti ir jis patogiau įsitaisęs atsiverčia burtų knygą ir pradeda toliau studijuoti raganų užkeikimus. Darijus buvo labai pavargęs, o dar tas karių monotoniško žygiavimo ir žvangančių šarvų garsas jį po truputį užliūliavo ir užmigdė. Už akmens miegantis Darijus, kaip visada, sapnavo košmarus. Jis sapnavo, kad kažkur tamsoje girdi jį kviečianti mylimosios balsą. Jis vis klaidžiojo ir visur žvalgėsi, bet jos niekaip negalėjo surasti. Tada nuo žygiuojančių karių girdimas grandininių šarvų žvangėjimas nulėmė, kad jis sapne pamatytų grandinėmis sukaustytą savo mylimąją. Ji, negalėdama net pajudėti, bejėgiškai ištempta grandinių, galėjo tik verkti ir be paliovos maldauti, kad ją greičiau jis išgelbėtų. Tada išpilta šalto prakaito Darijus pabunda. Tas sapnas jį labai sukrėtė. Jis tik tikėjosi, kad šis sapnas nebuvo atitinkantis tiesą ir kad jo mylimoji tikrai šitaip nesikankina. Tada pastebėjęs, kad karių nebėra, išlenda iš už akmens ir toliau tęsia savo kelionę. O kai ėjo pro vieną šalia kelio augantį medį, jis išgirsta šlamėsi jo šakose ir pažvelgęs aukštyn pamato iš šakų besiformuojantį veidą. Jis supranta, kad tai miškų tautos druidas įsikūnijo į šį medį, kad su jom pasikalbėtų. Seniai nesimatėme, pasako veidas iš šakų. Sveikas sugrįžęs namo, Darijau. Namo aš tai sugrįžau, bet namai jau nebe tie. Pasipiktinęs surinka Darijus. Sakyk, nuo kada šio krašto žmonės paliekami kabėti ant pakelės medžių? Nuo kada žaliosios pievos, kuriuose anksčiau ganydavosi karvės, tapo skerdynių laukais? Kai tik žmonės suprato, kad raganų nebėra, kad nebėra tų, kas galėtų jiems uždrausti daryti, ką nori, prasidėjo visuotinė betvarkė. Valdovai,
kurie nuo seno troško išplėsti savo valdas, bet to nedarė, nes bijojo raganų, dabar įžiebė nesibaigiančius karus. Dėl derlingų ir iškasenomis turtingų žemių pastoviai vyksta kruvinos kovos, kol krauju permirkusios žemės užgrobiamos ir vėl atkovojamos begalybę kartų eina iš rankų į rankas, paprasti žmonės, negalėdami dirbti laukuose, yra priversti badauti. Anksčiau, kai dar raganos buvo gyvos, taip pat kildavo karai, bet jie niekada nebuvo tokie baisūs. Į miškų tautą taip pat nekartą brovėsi priešai, tačiau mano sugebėjimas judinti medžių šakas juos visada išgąsdindavo ir išbaidydavo. Ir todėl miškų tautoje vis dar yra saugu. Jei tau reikalinga vieta, kur norėtum pailsėti, maloniai prašau pas mus apsilankyti. Man nėra kada ilsėtis, atsako Darijus. Nors piramidės dar neradau, aš sužinojau, kaip reikia nukauti juodąją raganą. Kai ją surasiu, kai ji nugalėta gulės prie mano kojų, aš jos paklausiu, kur ji paslėpė mano mylimąją. Iš šakų susipynęs veidas Darijui pasakė, į kurią pusę jam reikia keliauti, kad ją surastų. Tada jie atsisveikina ir Darijus keliauja toliau. Ir iš tikrųjų, beeidamas druido nurodytą kryptimi, Darijus po kelių dienų pamato danguje kybančią salą, ant kurios stovėjusioje pilyje ir gyveno juodoji ragana. O per pusdienį priėjęs arčiau, jis pamato po juodosios raganos sala įsikūrusi didžiulį kariuomenės lagerį. Įžengęs į lagerį, Darijus sužino, kad šita iš paprastų žmonių susibūrusi armija ruošiasi pulti pačią juodąją raganą. Tada jis kareiviams pasakė, kad turi svarbios informacijos ir nori pasikalbėti su vyriausiuoju. Tačiau jam buvo atsakyta. Kariai juokdamiesi jam pasakė, kad karaliui nėra kada kalbėtis su visokiais prašalaičiais ir liepė dingti. Tačiau Darijus, panaudojęs įtakos magiją, pasakė, kad jam tikrai labai reikia susitikti su karaliumi. Ir magijos paveiktas karys iš karto pakeitė nuomonę ir Darijui leido pamatyti karalių. Priėjęs prie karaliaus, Darijus pasako, kaip suprantu, ruošiatės pulti juodąją raganą. Deja, turiu jūs nuvilti, kad ir į kokią didelę armiją besusibursite, jie jūs visus nušluos vienu rankos mostu. Nereikia gąsdinti mano karių ir mane mokinti, kaip reikia kariauti, piktai atsako karalius. Jei juodoji ragana tokia galinga, kaip tu sakai, tai kodėl ji, vietoj to, kad nusileistų ir stotų į kovą, bailiai slepiasi savo pilyje? Entuziastingai sušunka karalius ir jį palydi palaikantis karių kovinis šūkis. Todėl, kad mes visi, jei esame tokie nereikšmingi, kaip žeme ropojančios skruzdėlės, atsako Darijus. Ji į mus tiesiog nekreipia dėmesio, bet jei įkyrėsime, jei ją įsiutinsime, ji mus akimirksniu sunaikins. Tada nužvelgęs begalinę karaliaus kariuomenę, Darijus pasako, visi šie šaunūs kariai mirs, jei jūs neatsisakysite prieš ją pulti. Karalius jam atsako, per ją kadaise žuvo mano šeima. Mirus mano žmonai, dukrai ir sūnui, galima pasakyti, kad miriau ir aš. Nors aš vis dar kvėpuoju, be jų aš nedaugiau nei šešėlis. Pastaruosius 15 metų tik mintis apie kerštą suteikia man jėgų keltis ryte ir judėti toliau. Visi šitie kariai yra savanoriai, jų niekas neverčia čia būti, jie bet kada gali apsisukti ir iškeliauti, bet jie, kaip ir aš, per juodąją raganą yra kažką praradę ir taip pat trokšta prisidėti prie keršto. Tada jiems bekalbant atžygiuoja naujai atvykusių karių būrys ir vienas iš jų garsiai pasako, valdove, mes atsiliepėme į kvietimą ir atvykome, kad prisidėtume kovoje prieš blogį. Karalius pasveikina naujai atvykusius ir lagerio komendantui liepia padėti jiems įsikurti. Tada karalius, atsisukęs į Darijų, pasako, ne visi įsitraukia į žemgrobystės karus. Yra dar tokių, kurie tikisi ką nors pakeisti.
Daug kas mano, kad žuvus juodajai raganai atsiras naujų raganų ir su jomis grįš ankstesnieji stabilumo ir klestėjimo laikai. Tada Darijus pasako: be abejonės jūsų tikslai kilnūs, bet to nepakanka. Tik aš vienintelis žinau, kaip ją sunaikinti. Man tereikia tik nepastebimai prie jos prisiartinti, bet jūsų vis didėjanti armija gali sugadinti visą netikėtumą. Kaip tu ruošiesi sunaikinti kažką tokį galingą, kas anot tavo žodžių akimirksniu gali nušluoti bet kokio dydžio armiją, paklausė karalius. Aš buvau nukeliavęs į pasaulio kraštą, kur iš visą žinančios žemės dvasios sužinojau reikalingą burtažodį. Burtažodį, galinti ją paversti visiškai bejėgę. Man tereikia tik kažkaip nepastebimai pasiekti jos namus. Tada karalius, įsakęs atvesti 2 žirgus, pasako: jojam, aš tau kai ką parodysiu. Jiems bejojant, karalius Darijaus paklausė: kaip tu ruošiesi ją nugalėti? Naktį, kai ji miegos, tyliai prasibrausiu į jos miegamąjį ir aplink jos lovą iš hieroglifais išrašytų akmenų ratu išdėstysiu burtažodį. Kai ji atsidurs akmenų rate, ji taps bejėgė lyg kūdikis. Karalius nuo kaklo nusiima stambiųjų perlų vėrinį sakydamas: šitas vėrinys buvo mėgstamiausias mano žmonos papuošalas. Aš visą laiką jį nešiojusi su savimi, kad visada man ją primintų. Tada paduoda vėrinį Darijui sakydamas: vietoj akmenų naudok šito vėrinio perlus. Manau, kad būtų simboliška, kad prie teisingumo įvykdymo prisidėtų ir mano žmonos mėgti perlai. Jie atjojo į šlaitą, kur stovėjo daugybė karo mašinų. Tada karalius pasako: aš planavau visomis šitomis katapultomis ir balistomis, tribušetais ir stambiųjų akmenų svaidyklėmis tol atakuoti juodosios raganos salą, kol ji būtų subyrėjusi į gabalus, o tada mano kariai tarp nukritusių pilies gabalų būtų turėję ją surasti ir pribaigti. Tačiau aš sutinku palaukti ir pirmiau leisti tau pabandyti. Su šitų karo mašinų pagalba tu galėsi patekti į jos namus.